Sveiki visi, šiandien noriu pristatyti, kaip galite atsikratyti papildomų kilogramų vartodami kolonel skaidulas. Tai pusryčiam suvalgote 3 vaisius, pavyzdžiui, 3 bananai arba 3 obuoliai. Iki pietų pertraukos gerit 2 puodelius arbatos. Arbatą gerite be cukraus. Per pietų pertrauką valgot maistą, kuris jums tinka, kuris jums yra skaniausias, o vakarieniai renkatės kolonel skaidulas. Jas galite vartoti 2 būdais. Tai yra, pirmas būdas, galite pasidaryti gėrimą. Tai yra 2 šaukštelius kolonel skaidulų dedate į stiklinę. Taip. Viską išmaišote ir išgeriate. Antras būdas, galite pasidaryti kolonel skaidulų košę. Tai yra 2-3 šaukštelius įdedat kolonel skaidulų, užpilat vandeniu ir palaukiat taip 5 kažkur 10 minučių, jos išbrinksta į košę. Taip. Ir galite po truputėlį valgyti šitą košę. Taip. Jeigu nepatinka skaidulų skonis, skaidulas galite maišyti su natūraliu jogurtu arba rūgpieniu. Taip. Papildomai vakarį reikėtų išgerti dar 2 puodelius arbatos. Tai yra, priminsiu, arbatą reikia gerti be cukraus. Taigi, būkite sveiki.